60-asis poezijos pavasaris sklendžia per Lietuvą. Ir vienas iš susitikimų, kurių yra daugiau kaip 130, visuomet yra skirtas išėjusiems poetams. Pagal gražią susiklosčiusią tradiciją, šio vakaro metu dabartiniai poetai, aktoriai skaito išėjusiųjų kūrėjų eiles. O susitikimą pradės jums gerai pažįstama Šviesė Čepliauskaitė.
Lina Buividavičiūtė. Mano močiutė dainuodavo man lopšinę ir praėjo labai daug laiko, kol aš supratau, jog tai buvo Jono Aisčio eilėraštis. Lopšinė. Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. Tu mik, nebijok, aš tave palinguosiu ir per naktužėlę budėsiu čia aš. Žiūrėk, kaip ten vyšnios ir obelis miega, kaip sidabro akim praregėjo naktis. Ak jos karaliūnas per kvepiantį sniegą, jam veja ir takai obelų nusnigti. Padangiams krajosi, svietyną pasieksi. Karaliūnas tau naktį atneš dovanų, atnešis tau viską, o viską, ką mėgsti. Lėlių, saldumynų, margų kaspinų. Mane tu matysi vis budint liuliuojant, nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs. O bus ten tau miela žiūrėt kaip po kojų, karaliūnui tarnai baltą žirgą atves. Užsės karaliūnas, reikės vėl jam joti ir kovot kaži kur su piktais libinais, o tujant, džiaugsminga žvaigždėtame plote, drugelius bevaldysiu šilkų kaspinais. Ištįsus aušrinės rausviems spindulėliams, vienu jų tu parsliuoksi linksmutė namo, matysi vėl obelį žydint ir lėlę, kurią tau karaliūnas šiąnakt dovanos. O rytą, iš miego saldaus atsikėlus, vėl pasaką gražią aš imsiu tau sekt. Tu mik, mano miela, tu mik, mano lėlė, prie tavęs aš budėsiu per naktį. Primenu, jog šio vakaro metu skaitome išėjusių autorių kūrybą. Ričardas Šileika. Bet su Juozai nieko savo, net 3 degtinės stiklinaitės pasistatė. Aš žinau, kad už išėjusiuosius irgi labai svarbu yra išgerti. Gintaras Gutauskas. Reikėtų nemaišyti su Leonardu Gutausku. Tu nugriūsi, mieloji, mieloji, mieloji tu mano, nugriūsi. Aš padėsiu, mieloji, padėsiu, aš tau atsikelti. Ir nueisime mūdu į rūsį. Ten šnekėsim, mieloji, kad niekas dėl šito nekaltas. O po to mes išeisime mes iš to rūsio ir žingsniuosim tamsoką Vidūno alėją. Ir tylėsim abudu, labai energingai tylėsim, nes jau 1000 metų nebuvome šitaip tylėję. Ir prarasim mes kalbą, mes savąją kalbą prarasim, kad nereiktų kalbėti daugiau, apie nieką kalbėti. Ir nugriūsim šį kartą abudu nugriūsim, nes žmogus juk negriūna, negali žmogus išsilieti. Man smagu, kad atsinešęs Stasį Jonauską dar pamačiau dar kitų rankose taip pat Stasį Jonauską. Ir tai šitą reiškia. Iš knygos Spaliai. Turtas. Kiekvienas žmogus ką nors turi. Net neturintis turi gyvenimą. Vieversys turi dangų ir bitė žiedą. Tai kuo ypatingas žmogus, kad jam reikia daugiau. Ne vienas galvojo, iš kur atsiranda turtas.
daug amžių jo ieško jaujose, dykumose, visuomeniai, bei ieškodami tiesą atranda kraujį pasislėpus, o kai išpila kraują, jos vietoje lieka turtas. Neteisinga turėti vienam, kai kitas neturi. Tai pagimdo klases ir jų kovą. Galop nugali, kam priklauso, grįžtama prie išeities taško. Buvo laikas, nebuvo klasių, atėjo ir vėl nebėra. Turtas ne tortas, tai supranta visi, kurie moka lietuvių kalbą. Netgi žemaičiai. Nebūna, bet pasitaiko, kurie ir nemoka, nors mėgsta ir turtą, ir tortą, ir žino, iš kur jie būtų pas mus atsiranda. Žmogui rūpi, ar turi kas saujui, o dangui šviečia saulė, tolsta žvaigždės ir laksto kometos, jų saujui nėra, atgniauži pirštus, o tenai tik gyvenimas. Sigitas Geda, 50 arogancijos metų. 50 apykvailių, praloštų, prauliotų, mokslo, mąstymo, išmanimo ir neišmanimo metų. Beveik visas gyvenimas, o tik tam, kad sugrįžčiau prie ežero ant pievelės, kur šviečia 4 paaugti pomidorai. Dėkui. Aktorė Gražina Urbonaitė. Pasidalinsiu mintim iš paskutinio interviu teatro scenos poetų. Jam buvo pavaldžios visos esančios dramaturgijoje metaforos. Režisierius, pedagogas, subtiliai jaučiantis žmogaus dvasios būsenas. Mokėjęs garsiai nusikvatoti, bet dažniausiai jų veide gyveno išmintingo liūdnumo šypsena. Išmintingais santūriais išgyvendavo ir savo gyvenimo negandas. Tai Rimas Tuminas. Kas mane dar stebina ir su kuo bandau susitaikyti. Manęs laukia pats didžiausias įvykis – mirtis. Aš dalyvausiu pačiame didžiausiame gyvenimo įvykyje, progrese, jo viršūnėje. Aš nueisiu, į mano vietą ateis kitas. Mano mirtis bus kažkieno kito pradžia. Mirtis yra didingas įvykis. Tu net nesuspėsi pajausti, kad ji jau yra, kad esi jos viršūnėje. Gal tau norėsis ištarti savo išmintį, pasakyti savo teisybės žodį, bet ji tau to neleis. Viskas lūpose sustingsta. Rimas Tuminas. Judita Vaičiūnaitė. Kaip greitai sutirpsta sekundės, minutės ir valandos, tamsios ledinės savaitės, kaip greitai ištirpsta
sapnai trumpam tik sušvitę, bet kiekvienas savaip nušvitęs sutirpsta atodrėkio ūkanu. Per tūkstantmetę akligatvių apdrabą, kaip srūva gyvenimo laikas, kaip srūva per naktį, per gūdžią vienatvę, palikęs ant dugno eilėraščių sunkų sidabrą. Žiūrėti į ugnį, į pilnaties šviesą, nešioti sidabro papuošalus, pajausti, matyti, kaip skverbės nakties spinduliai į nykiausias pakampes ir pašaras. Žinoti, kad po tūkstantmečių slinkties jau atėjo vandenio era. Zodiako žvėrių nesustojantis ratas vis sukas naktį, nebėra tavo smėlio pilių, tavo sniego žaislų, tavo stropų skaidrių ant vandens. Tu grimzti į visatą, į kosminį šaltį, į tamsą. Gal pasivaidins tau ugnies atšvaitos sidabrinių žiedų tuštumoj vaizdiniai ateities? Gal nedingsi juodojoj skylėj? Gal dar plauksi laike, juk lyg mėnuo keities? Alfonsas Maldonis. Kai tyliai į save žiūri, kai taurę atminties geri, jos nepakeldamas į šviesą, kai nuotrupą žarstai, o tiesa vos galų pirščiais lieti, anei džiaugies, anei kenti, nei žodžio ieškai, nei minties, anei prasmės, anei vertės, tik palydėtus nebūties laikus, vartus širdį myluoji, tik tai glaudi ir pats glaudies. Spalio vakaras, greit temsta, kyla rūkas, tau vėl gimsta naujas veidas, jausmas, žodis, rūbas. Sausio vakaras, pamilsta medžiai, žmonės, sienos, vis laiminga, nelaiminga. Kur? Namie, ant scenos, po vidurnakčio prie durų, ir kai nieks negirdi, kaip seniai nupjauta ranka tyliai maudžia širdį. Gal darei, ko nebereikia, ką visi jau žino, gal girdėjo, negirdėjo, matė, nepažino. Ir gyvenimas praeina, kaip sakmė, kaip gandas, berdamas į širdį dosniai, viltis, žiedus, randus. Kai eini per Antakalnio kalnelį, menininkų kalnelį,
Alfonso Maldonio būstas juodas, bet jis skleidžia tikrai kažkokią vos juntamą šviesą. Ir jo kaligrafiška rašysena yra įamžinta juodam granite mintis. Kiek yra, tiek užteks to pasaulio raibų ir margų. Iš visos sumaišties tiek teliko, kad rankos sužvarbo. Mielieji mano, brangieji mano, kodėl taip greitai viskas gyvenime praeina? Dainius Dirgėla. Labas vakaras. Paskaitysiu Kęstučio Navako trieilius iš jo paskutiniosios knygos 6.6 skyriaus 3.3. Nėra tamsos, tiesiog pro šalį bėgusi katė trumpam užsimerkė. Pro kažkur atvertą langą šakuhači fleitos garsai, tylus, tarsi kažkas pūstų į smėlį. Gera eiti niekad neįtų keliu, jame supranti tai, ko dar nebuvai supratęs. Gyvenimas, degantis popierius, ryški liepsna, raukšlės ir anglis, dar po to pelenai. Nuo kimono likusi didžiulė šilkos skiautė, kabanti ant durų. Mintyse galima apsirengti duris. Saulėlydis, kasdien atsipjaunantis žemės, kada nors jos neliks, bet ir tada jos pakaks atsigulti. Rodinas žiūri į vandenį, savo atspindį matydamas šeimininką. Trečiasis atspindys žvelgia į juos. Padangėje telkėsi tamsus vandenys, prilis į paukščius, dangus į žemę, pro juos nusileidžia. Boružiai sunku paskristi, ieško, kur užsilipus, vienu taškeliu jai per daug. Lietaus lašas kaupėsi ant lapo, atitrūks, kris, ištikš, bet tas mirksnis, kol jis krinta. Vazoje nuvytusios gėlės primena ne pabaigą, o pradžią. Upe plaukia pageltęs lapas, iš vandens jį stebi karosas. Vienas tiek nenuplauks, kitas tiek nenuners. Ant kelio pribirė grūdų, praėjo valstiečiai. Paukščiai dar praeis. Akmenukas, šakelė, vakaro vėjas, daugiau nieko. Kažkur egzistuoja niekas. Mėnulis kaip pernai, pasaulis taip pat. Įdomu, kur? Sonata Paliulytė. Kadangi Ričardas taip pasidžiaugia, kad visi turi rankose po Jonausko knygelę, tai aš irgi prisidėsiu ir pastatysiu jo tokį šmaikštų eilėraštį. O gal girdisi be mikrofono? Amarai.
Amarai, tie maži vabalėliai, turi pravardę lapų utėlės. Jie gyvena ant augalų kolonijomis ir nesvarsto, būti ar nebūti. Ėda be soties, aplimpa kriaušės ar pupas, kabinasi lyg pašėlę už juodųjų serbentų šakų, suėstų ir viską. Tiesa, urano neėda. Neėda ir parako, negeria jokio burgundijos skysčio. Užaugtų bent vienas kaip švirblis, nulinktų pupa. Užaugtų bent 100 kaip varnos ir medžiai nulinktų. Užaugtų visi kaip bombos ir sutraiškytų viską. Bet šitaip nėra. Ar todėl, kad jie šito nenori? Gali juos valyti nuo pupų tarsi juoduosius ikrus. Gali juos sutraiškyti kaip žaliąją masę. Gali pastatyti sargybą ir amarų neprileisti. Bet nuo šito galėjimo jie neišnyksta. Skrusdėlės laižo saldžią jų medaus rasą. Gamta nuolat pripila jų sifonus ir slenka pripildyti ar savo norų. Per egles, kopūstus, kriaušes ir pupas. Kadangi man taip pat Ričardas Šileika pasakė, kad neprivaloma būtinai skaityti lietuvių autorius, tai paskaitysiu seniai mirusią poetę, kurią kažkada man teko versti. Beje, eilėraštis apie susitikimą su mirtimi, tai irgi kažkiek į temą. Tai Emily Dickinson ir tai bus ir tai bus 712 eilėraštis, kuris, nepasakyčiau, kad juokingas, galbūt dramatiškas. Kai nesustojau aš, mirties sustojo karieta. Nemirtingumas ir mes dvi susėdome greta. Ji vaneliojo be skubos. Dėl paslaugumo to atsisakiau darbų visų ir dykinėjimų. Riedėjom pro mokyklą, ten šėliojo mokiniai, pro spoksančius javų laukus ir pro saulėlydį. Tiksliau, jis ritosi pro mus, sužvarbus nuo rasų, virpėjo po lengvu rūbu ir tiulio gobtuvu. Sustojo, namas panašus į gumbą po žemę, jo stogas vos įžvelgiamas, karnizai žemėje. Praslinko šimtmečiai, tačiau greičiau nei ta diena, kai supratau, kad trauks arkliai ir amžinybėje. Ir dar vieną eilėraštį noriu perskaityti, tik tais yra mano lemtėra ponia. Ačiū. Tai yra amžinatilsį gero mano bičiulio Tomo Arūno Rudoko eilėraštis. Plaukiantis skausmas. Kai žaizdos sugyja, vis tiek lieka randai. Jie skauda, kai pradeda lyti lietus. Ir upė patvinsta, mes stovim ant kranto ir žiūrim, kaip skausmas praplaukia pro mus. Justinas Kubilius.
Taip jau tikrai sutapo, bet aš kaip Žadausko žemietis vis dėlto turėčiau turėti, taip sakant, savo tokią privilegiją. Ne? Stasys išėjo jau prieš 6 metus. Ir kai aš noriu su juo pabūti, pasiimu atiduos jo eilėraštį, ir jis grįžta visas pas mane. Tai yra kažkokia autentika, jo tas žemiškas paprastumas ir kartu turbūt iš to paprastumo atsirandantis neįprastumas, kuris galiausiai virsta tokia nuostaba. Šiaip manau, kad Stasys Jodauskas yra vienas iš filosofiškiausių žemaičių, o galbūt ir lietuvių poetų. Toksai, sakyčiau, lietuvių Derrida, kurisai žaidžia prasmėm ir jos jam gražiai pasiduoda. Aš tik vieną jo eilėraštį perskaitysiu, kur jo tos įtaigėsios savybės labai aiškios yra. Vėjas neturėjo reikšmės. Laikas lėkė pro šalį ir vėjas neturėjo jokios reikšmės. Tik ošimas iš tolo girdėjos, pelkės buvo pildomos drėgmės, užsimerkusios lipo į kalvą, samanodamos pamažu, jos garavo žemaičių kalbą, ir iš tolo atrodė gražu. Tam pasaulį ilgavo nuo vėjo, kas galėjo, o kas ir nuo tolo, kad pro šalį ne žmonės ėjo, tik jų laikas, sausasis vanduo. Ir jis veido neatspindėjo, drevėse kaupėsi niekio dvasia, o tasai kaip žiogelis tiksėjo sekmadieniais rugiuose. Kaip kvepėjo ten rūtos ir kūtės, neturėdamos ateities, ir keliavo Justinas Mikutis be kryžiaus, bet ant peties. Kentėdamas kaip atpirkėjas, galvojo į dangų, kas mes, ir Dievas ten dvelkė, o vėjas neturėjo jokios reikšmės. Na ir dabar gal toks man skaudžiausias skaitymas. Prieš 3 metus prie Eiseto ežero iš mūsų pasitraukė Henrikas Bakanas, redaktorius, vertėjas, puikus poetas, bet išleidęs tik tai vieną knygą Trys krantai. Prieš 30 metų jisai iš šitos, kaip čia pasakyti, poetinės bohemos pasitraukė į Labanoro miškus. Žiemą vasarą gyveno prie Eiseto ežero, prižiūrėjo ten vagos buvusias vilas. Ir aš manyčiau, kad jis ten surado lyg ir kokią egzistencinę savo prasmę. Galiausiai paliko mums gražų sodą savo sodintą. Jo trumpučiai eilėraščiai aš paskaitysiu tik tai 3. Užmerkė akis ir užlieja tamsa šio pasaulio, kuris toks šviesus.
eilėraščio neparašysi, nei žiūrėdamas į vandenį, nei į vakaro saulę, tik būdamas per žingsnį nuo mirties, kurios ilgies subaidę. Ir paskutinis irgi čia labai į temą, gal aš pernelyg tą kryptim reikausi, bet tebūnie. Mirtis yra plaštakės sparnas, nukritęs tyliai, žmogui ant akių, visam ilgam gyvenimui. Ačiū. Aktorė Olita Dautartaitė. Aš dėkoju Dievui, visiems čia esantiems, šitiems namams, jo karalienei Janinai, kad mes čia esame, kad šita akimirka mūsų ir kad mes galime prisiminti tuos, kuriuos žinojome, kuriuos pažinojome arba ne, jie iškeliavę, bet mes turime šį vakarą. Aš noriu prisiminti Almutę, Almą Karosaitę. Į spalio mėnesį bus jau 10 metų, kai jinai taip tragiškai pabaigė savo gyvenimą, buvusi džiaugsminga, visus šviesiai prisiminusi, visus šviesiai apgobusi. Taip jai atsitiko. Sovietų laikais buvo toks vienas geras dalykas – jaunimo kūrybinės stovyklos. Ir mes važiuodavom ten ir buvo ten tiek drąsos visam kam. Almutė rašė kupletus. Aš tada vaidinau Lėlių teatre, atsiveždavau po lėlę, kokį nors dainuką griekelį, ar nykštuką rikį, ar beždžionę botą. Ir mes nesvietiškai gražiai leidome laiką, nes jinai rašė apie tuos, kurie ten yra. Tai aš keletą prisiminti noriu, nes jos vaikiškų eilėraščių nebeturiu, kurie labai puikus. Ir ne tik, ir suaugusiems, dideliems žmonėms. Solidus kaip kortų tūzas, grandprizorius iš Tulūzos. Pliušo batai, švarkas, glaudės, balsas jo, o vardas liaudės. Vieną naktį jis paklodė savo skaidrių filmą rodė, kaip keliavo į Sanapus, kaip su viena blondine Kolorado kanjone gėrė viskį ant kanapus, valgė bifšteksus gardžius, fotkino akmens medžius, bet pats įdomiausias faktas, kad jis atsivalgė kaktuso, tokio kaktuso, kad po negresė jokia impo. Kai visai kaitoras pasirodė ir bajoras, su vardu ir žiguli, negalėdamas gali rasti mergą, kaip siuitą, neišpildytą dar kito. Klausėsi uodai ir pušys, kaip mus klasikas baltušis, į krūtinę muždam sakės, nekaltybės kaip netekęs, kaip ji Monika artistė, antrą kartą dar suvystė, bet tai buvo taip seniai, kad užgožė kūriniai. Ir
jos pavadinta nujautimas. Ateis ir ilgesių eilė, pilkų dienų pilka vėlė, gyvens ir nieko nesakys, uždengus širdį ir akis, bus tuščias sodas ir kiemai, ir gins tave tolyn namai ne nuo kalbų, ne nuo aidų, ne nuo aistros, kur mylis du, nuo dūžių laikrodžių pilkų, nuo ryto bundančio laikų, nuo vienumos, kuris skirta tartum paklydėliui malda, tu bėgsi žaibą šaukdama, sugrįžti priešui liepdama. Vartus atkelsi lyg dangaus ir niekas neteis apgaus. Ir ji yra nuo Biržų. Antra, pasiėmiau Joną Meką, nes vienoj mugėj, gal pernai, ne, turbūt pernai, jo buvo pristatymas prozos ir šiaip jau, ir gavau dovanų knygą vienos leidyklos, neatsimenu kieno, bet Joninai ir Palmyra man liepė skaityti, ne dabar, šiaip, jo poetinį tekstą prozos. Jis vadinasi po Igno moters laidotuvių, bet sakė skaityti Šiaurės Lietuvos tarme. Ne lietuviškai, bet suprasit gal. Ar ne? Matai. Igno moters mirė, nugirdėm jį, nusigėrėm vis. Jis sakom, eikim laukan, įsivaikščiokim į lengviau bus, tėjam vis, jie sotį alos kart nešim. Ir Petro sako, gal eikim ir ko nors darykim, tai lengviau bus, tai užsimirš. Tai sakom, darykim ko nors, darykim. Tai prie Valkiūno trobos sustojam ir sakom, ko nors padarykim Valkiūnui. Ko nors padarykim, gal lankslentom užkalkim, ko nors darykim. A prie sienos medis aug, didelą liep, sakom, ko nors, jo toks kvepėjimas, jo toks žydėjimas. Tai sakom, vyrai, tai jo kvepėjims medžia, tėlos įsipylam, ir po medžio šakom prisėskim vyrai. Ir nutarkim, ko daryti. Čia gerai pasėdėti po liepą. Ir įgons kart prisėda, į įgons stiklinį išgeria, į da vieno, į da kito, į da kito. A jo liep kaip kvep. Kaip kvep. Bet daryt reiko nors, daryt vyrai, saka Petras. A įgons dainuoja. Įgons nori dainuoti. Ir tai jis užvė tokio jo liūdnio dainelį. A Petras nori ko nors linksmiau, bet mes sakom, ne, juk na moterį palaidojom. Nu ko čia jau linksma dainuoti? Tai Valkiūnas išeina ir sako, kas čia velnė daras, vyrai? Ir ko čia po mano lankas bliauna? Eikš čia jau, ką tu čia Valkiūne? Igno moterį pakastam, tai ko tu čia riaumoji Valkiūną? Tai Valkiūnas po liep prisėda irgi dainuoja. A tai liepti jo žydi, jo taip žydž. Įsėdimi dainuoja, a Valkiūnas dar sotį alos atneš. Ir mes sėdimi dainuojam, a nakts. Tai jo tokį nakts, naktužėlą, naktužę, kaip nebeprisimenam. Ir taip sakytum, lyg pat žvaigždžių pasėti, nusytės. Vyrai, jo dangs raudonuot pradėt, sako įgons. Tai ačiū vyrai. Tai jau gal namo traukiam vyrai.
Tai gal jo eit reikia, mes sakom. Į vaikiūns tarp durį stovi, į rankmo numoji. Tai jo eikit, saka, eikit ar ko. Aliek, jo taip kvėr. Jo taip kvėr. Kaip nežinau. Kaip nežinau jau. O, Ignai, Ignota, tu kito moterį surasda, nedainuok taip liūdne, Petras saka. A jis neprisipažįst. Vyras saka, ne dėl jos. Taip, toks liūdnums labė. Užėję. Kažką liūdant, taip įliep šito, į tą naktis to. Tik kojo šito Ignai, kojo to da, kituras. Namojikim vyrai, namojikim, saka Petras. Kojo čia Ignoto pjauna. Jam į taip liūdam. Tik parėjom. Parėjom namo, išsiskirstėm, o dangs jau toks raudons buvo. Ir dar mylima mūsų dvėlutės Vilkūną, gerai? Ir visų, jam 85 kovo buvo. Neprapuolė dienų pragarbiai, kai dievai mus nuo žemės nušluos, mes išliksime paukščių giesmėj, mūsų dvasios gyvens inkiluos. Giedrą rytą į kiemą išeis kito šimtmečio liūdnas žmogus ir jos sielos sparnai išsiskleis, kai giedos pilnas paukščių dangus. Ačiū. Skambina Šviesiai Čepliauskaitė.
Sara Poisson. Taip jau nutiko, kad aš pasirinkau Jonauską. Bet iš tikrųjų tai aš norėjau pasirinkti Česlovą Milošą, bet taip nutiko dėl mano aplaidumo, kad aš neberadau tos knygos poezijos, arba šiuo metu skaitau jo ne poeziją, o eseistiką, kritiką ir kas tik nori. Ir kaip tik perskaičiau jo esė kaip atsaką į jo oponento ir bičiulio Gombrovičiaus tokią provokaciją, kad poetai, taip sakant, užima ne visai tą vaidmenį, kokį turėtų užimti. Šitoje knygoje yra labai įdomu, kas nori kažkaip taip šiek tiek kritiškiau į pačią poeziją pažiūrėti, susirasti šitą knygą ir paskaityti. O Milošas atsako tarsi pritardamas Gombrovičiui, be galo subtiliai, jis kaip oponentas čia pasisako, bet kartu jis ir pabrėžia poezijos didžiulį vaidmenį ir reikšmę gyvenime. Tai aš čia porą citatų. Literato profesija yra naudinga tuo, nekalbant apie išliekamosios vertės veikalus, kuriuos sukurti pasiseka tik nedaugelį, kad dirbdami šioje dirboje įtvirtiname savo mintis ir jausmų būsenas, šiaip pasmerktas vegetuoti pusiau sapne ir pusiau atmintyje. Kitoje vietoje. Visa, kas priskiriama vadinamajai kultūrai, literatūriniai ir meniniai judėjimai, kintančios mąstymo ir jutimo mados, turi tą privalumą, kad jie tirština, intensyvina gyvenimą, nes tai yra įamžintas, apčiuopiamas laikas, heraklitinė ne visai laikinų ir ne visai pasmerktų užmarščiai formų upė. Mes čia kalbame kaip ir išėjusius, bet o tai, kad iš mūsų šitiek daug žmonių pasirinko, bet ne 4, ar ne, Jonauską, tai rodo, kad jis kaip ir neišėjo, sakyčiau. Ir dar, Justinai, aš irgi tą eilėraštį buvau pasirinkusi, va šitą vėjas neturėjo reikšmės. Ačiū Dievui, aplinkai. Netiki, tai aš dabar, aišku, gal jau neskaitysime, sakė, gal perskaityti, bet tai rodo, kad, tiesiog, jisai niekaip iš mūsų neišeina, tas Stasys Jonauskas. Ir Jisai kitokią laikyseną pasirinko, kas čia, taip sakant. Taip, jis kitokią formą, žiauriai ryšką kitų, o jisai tokia savo poezija yra ir kitur. Taip. Ir tiesiog kitas būvis, kita forma, kitas turinys, bet jis yra čia, akivaizdžiai. Ir pastaruoju metu amžiui, kaip sakant, bėgant ar amžėjant, kaip dabar sako, aš labai daug šneku. Ir ūmai prisiminiau, kaip vienas inžinierius porino apie tai, kad aukštaičiai yra iš prigimties poetai, arba kaip poetai jie yra geresni negu žemaičiai, o vat žemaičiai tai yra labai geri inžinieriai ir tą parodo, taip sakant, padargų istoriją ar padargų savybės, jeigu juos tyrinėtum. Nežinau, kaip Justinas galvoja, bet Jonauskas tai yra žemaitis. Ir vat jis, taip sakant, paneigia to inžinieriaus, kažkaip tai kaip ir paneigia to inžinieriaus pasakymą, kad žemaičiai tai yra labiau inžinieriai negu kad poetai. Bet kartu aš, pavyzdžiui, aš matau, kad be galo meistriškai padaryti jo yra eilėraščiai. Ir ten taip gražiai kalba su prasmėmis, taip gražiai sujungta,
kad jau tiesiog aš tai kalbėčiau net ne apie kažkokią Dievo dovaną, arba ne tik apie kažkokią dovaną, bet ir begalinį tokį inžinerinį tikslumą, sakyčiau. Tos jungtis yra tobulos. Norėjau Įsiterpti, prašau. Girdėjus tokį Liudvikas pasakoja, tokį atsitikimą. Ar sunkus paklausė to poeto darbas. Tai jo Janausko mano sako, kad jis vaikšto ir bamba kažką, ir bamba maždaug, mėsliai, kad didelę surinks. Taip pat, o kai skaitom, atrodo, taip lengvai viskas, taip paprastai su jų. Tai birželio ugnis. Medis baigėsi kaip sakinys, tik liepsna lygi galo alsavo. Tai ir buvo birželio ugnis, kuri degė gyvenimą savo. Ten dar buvo kiekvienas teisus, kas galėjo ugnį sušvisti. Ir liepsna, kuri gaubė visus, neatrodė tiesos išdavystė. Laukė minios visur to paties ir po šapą į laužą meitė. Bet nebuvo jokios paslapties, oksidavo deguonis medį. O kiekvienas tikėjo, tenai lėkė, ėjo, važiavo į šviesą, kartais liko tik tai pelenai, bet ir tie labai greitai atvėso. Šlapias gyvenimas. Prieš laidą ten rinkdavos vėjai, ten durpėmis lodavo lapės, girdėjosi ten katilėjai. Gyvenimas buvo ten šlapias, pavasario naktį žvaigždėta, ten pempės pralėkdamos mojo, rugsėjį prarijusi pėdą, ten ūkdavo kuliamoji, lyg pusės panyrės į liūną, mėnulis kas mėnesį puvo, keleiviams ten būdavo liūdna, todėl ten keleivių nebuvo, tik buvo dangus įsiterpęs, tarp tavo buvau ir būsiu, kamienais ten laipiojo kerpės, šaknelį ieškodamos mūsų. Ten vėjai kas vakarą pūtė, bet kartą nebuvo ten vėjo, gyvenimas ėjo ten būti, beeidamas ir praėjo. Šuns balsas. Čia aktualu mieste irgi. Kad garsą šešėlio nemestų, patyli 9 kartus. Šuns balsas išbyra iš miesto, sutemus pro kiemo vartus. Suruvena tarytum prorėti, jos mėlis kaip laikas klampus. Ir nieko nereiškia turėti siliciui 8 kampus, nes balsas nudyla į žolę ir aidas negirdi savęs. Druska lygi ryto pražioja, šuns balso pripiltas gatves, kristalas prilimpa prie skliauto, kol balso delčia sudulys. Už smėlio, bangų užskalauta užkimba sėklelė žolės. Ji niekam nė žodžio nesako ir tyli, tikriausiai ne tai, šuoluoja save į visatą ir byra jo balsas lėtai. Jeigu girdėjote, tai ten jau nyra į chemiją, į kristalus, tai yra to inžinieriaus pasifaktas. Vytautas Rubavičius. Kelios pavardės. Ir man irgi keista, prisijungsiu prie jaunauskininkų.
Tai, aišku, čia galėtume su Justinu pradėti, aš taip jau nuo Derridos jį nustumčiau šiek tiek į šoną, gal labiau prie tų, kurie mokėjo raižyti įvairiuose vietose, ne tik medyje, bet ir akmenyje. Ir akmenyje toks tarsi runinis raštas, bet arba vėlgi, kai galvoji apie jį, gali prigalvoti įvairiausių tokių metaforų, bet visos jos susijusios su kažkokiais labai gyvenimiškais dalykais, bet neapčiuopiamais. Nu, pavyzdžiui, kokia nors rudens grumstas pervertas saulės spindulio kokio nors. Tai dar kažkas, kad nors su vėju, kuris atsitrenkė į langą ir paliko kažkokį ženklą. Ar dar ką nors, arba paukštį. Tai ten jame yra daug, bet pagrindinis, man atrodo, tai tas, iš tikrųjų, kuris yra filosofinis, tai yra, o kas tas gyvenimas, kaip apčiuopta gyvenimą. Jis, aišku, gyvenimas yra ir su laiku, su netektim, su to rudeniu, bet ir su kažkokio to net naujagimio liūdėsiu. Kažkas tokio, kur vėlgi gali norėti apčiuopti, bet neapčiuopsiu. Pradėsiu aš vis dėlto nuo savo tokio eilėraščio, skirto Vidmantei Jisukaitytei, ir norėčiau, kad galbūt jos ir toks paveikslas čia prisikeltų. Jau niekad nebesutiksiu tavęs, jau niekad nebesutiksiu, jau nebematysiu atplaukiant raudonos skrybėlės, praeivių užtemdančios veidus, jau niekad. Tik primint nesiliaus autobusas, 10 maršrutas, markučiai, raidėjai, kukučiai, lydėdavo į stotelę, pasidėdavom prietanoje Gedamino bokšto šešėlį, pagliaudydavom vieną kitą priklydusią įžvalgą, metaforos išnara, šypsnį ar tylų atodusį, netikėtą žodelį ar atminties avižėlę, žvelgdami iš šalies į save, prisėdusius niekur neįrašytus, gal tik pilkųjų skvermelių stebimus pro telefono akutę, kai jau buvo sunku tau pakilti į kalną, kai laukė dar laiptai į 6 palėpės aukštą, kur kartais pravirkdavo sielos išgąsdintos geto šešėlių ir meldžiančios tavo bemiegės giesmės. Jau nebesutiksiu tavęs, jau nebeišvysiu tavo saulėto veido po plačia lyg iš seno filmo, skrybelę skiriančią nuo visos kasdienybės, kur praplaukė gatve, neužkabindama laiko. Pasisukdavo švytintis veidas džiaugsmingas, atsisukdavo tikras, tiek iškentėtas, kad skausmas, apie akis susimetęs, jau leidžia šypsotis aukso pelenio šviesa. Ar mano plaukai jau ataugo, paklausdavai tyliai. Ar jau galėčiau skaityti eiles? Jau nebesutiksi, jau nebepasitiksi manęs, jau nebepasitiksi. Kai paspaudęs durų skambutį išgirsdavau išlepsim tavo žingsnius, dažnai iš virtuvės eidavai baigdama pokalbį ir vis paburbėdama, tuoj ateinu, pasukdavai raktą, duris ir liko nepataisytos, išdavė rankeną ir kažkoks liežuvėlis, įžengdavai iš laiptinės tamsos, apkabindavai, prisiglausdavai sukdama kūną į šoną, kad krūties nepajausčiau ertmės. Atleisk, nebespėjau persirengti, nei pasigražinti, puldavai aiškint, ką jau baigi pagaminti, eime paragausi. Mylėjai žemę, jos gyvybinius syvus ir dovanas, girdėjai jos saugomą šneką pramžę raminančią, guodinčią, nenusakomai tobulą lietuvių kalbą ir pati geidėjai tobulybės, įspindžių iš Sinajaus gaudžios aukštumos. Jau nebepasitiksi manęs, jau nebepasitiksi, pamodama laisvų gyvenimo geismo kupinų delnų švelnių. Jonausko. Čia galima daug eilėraščių skaityti ir visi jie gražus, ir visi, sakau, neapčiuopimi kaip deimantas, mums nesuprantamas, bet labai gražu. Čia gal ir yra ta inžinerija, kuri čia jau buvo paminėta. Katino balsas. Smėlis pakrantės baltas, karklai kačiukų prižėlė. Jau nebeižiūriu. Kovui baigiantis katino balsas mėnesienoje meta šešėlį. Nukritęs nuo stogo,
nuo stogo šis raitos, tarytum patsai būtų gyvas, o mūsų gyvenimas greitas, apšviestas kaip negatyvas. Veriasi toliai žvaigždėti ir nerasdami vietos, katino balsas girdėti, kaip ūksmas iš Marso planetos. Aš dabar noriu prisiminti savo jaunystės bičiulį, Borisą Lazukiną, mano pavardė nieko nesakantį jau tikriausiai žmonėms, gal kas prisimena, Buroko kartos išėjo 90-ųjų pradžioje, Vaidoto Daunio išleista knygelė, taip ir liko, rašė rusiškai ir lietuviškai, buvo toks mylėtojas Gongoros ir jo mansarda, toks nedidelis ciklas, soneto antras. Jo vakarėje kiaukutė mansardos, liūčių spiglių kirčiuojamas kiemuo, rugsėjo lapas ir ar vėlionio sartro, kairuoliškai klajojantis pradmuo, mus persekioja lyg nusulytas šuo, gatvelių labirintų nelabasis, raudos valiūkiško ilgumo balsis, Vilnelės lėkštas, vynas, ne vanduo, ruduo per upę prašosi ženklais, kai iš rotondos atskubantis tarnas stiklinę neša prapulties delnais, viršūnėmis plevenantis fantomas, it koks beprotiškai svaigus jos sparnas, bučiuojamas apakintų kaštonų. Tai rotonda irgi, kai kam gal primena dar jaunystės susitikimo, ten daugelis sueidavo, bet ir daug tų žmonių, kurie kišenėse nešiodavo kažkokius prirašytus lapelius, daug jų jau išėję. Na, pasirodydavo ir jaunimas su Erlicku, jie gyvi, ir aš ten slampinėdavo netoliese. Ačiū. Daiva Monytė Lukauskienė. Labas vakaras. Paskaitysiu ištrauką iš poeto Martyno Vainilaičio sakmės apie Varėną. Varėna, Mergažeris, Valkininkai, Vaitakurčinas. Tai ir mano gimtosios vietos, ir mes ten dažnai vaikščiodavom su poetu Martynu Vainilaičiu, tik aš buvau maža. Ir visą tai man yra labai artima. Varėnė. Sakmės gimtinė. Ten, kur pušys iškeroja, kad ugne vėjas groja, o žemiau tankių šilų, gluosniai vasaros pavėnė, ten pilna sakmių žilų teka pievomis Varėnė. Teka upė metų metais, klega sukasi verpetais, keisdama gėlėtą rūbą, kaip dzūkaitė, bėga, skuba, vis toliau, toliau, toliau. Kol pavargus pagaliau lelyjas ramis kalauna, tarsi lauktų ko tyli, ir atbėgęs iš toli, čia merkys ją pasigauna. Prie slėnų Varėnės žiočių, tarp lomelių, tarp niekočių jau sena, labai sena dunkso mano Varėna. Varėna miestelis mažas, jos namai, kiemai, peizažas, vis dar mano širdyje. Palikau aš ją dėja vėlų pokarį, dar jaunas, paviliojo Vilnius, Kaunas, ateitis žydra lyg būrė ir studentiška kepurė. Ten ir tu, mokyklos parke, buvom jį gražiai sutvarkę, susimaščiusi likai. Medžiai ošė dar plikai, pamažu pavasarėja, ko jauna širdis norėjo, aš ir pats nesupratau, tik paspaudžiau ranką tau. Lauksiu, lauksiu ir nelaukiai. Na, o aš tau šviesiaplaukiai lygi šiol eiles rašau, kaip matai neužmiršau, iš galvos dar neišeina klasė, darbštūs kaip geniai, pokariniai mokiniai, senas mokytojas šeina, jo rimtybė per gavėnę ir sakmė apie Varėnę.
Šitą sakmę negirdėta, pro protėvių sudėta, sueiliuoti aš norėjau dar mokykliniam suole. Valios gaila neturėjau daug oily ir daug oile, daug jaunatviškų dalykų ir tik šiemet. Po Velykų pasiilgęs pievų ūko ir smagaus bičiulio dzūko, parvildėjau į Varėną paviešėti pas Girėną ir viešnagės pasekmė tau, skaitytojau, sakmė. Lauksargio sodyba. Kitą kartą prie miškelio, atokiau nuo viešo kelio, po klevu žaliam trake, gūžės Lauksargio pirkia. Ten gyveno Glukas Poška, po darbų jis prie gimtos Žydrės upės nuolatos ganė vieną kitą ožką. Ir senyvas, bet žvalus, vaikštinėjo po šilus, skynė žiemai uogienojus, kol dieneliai įdienojus atskubėdavo per slėnį jo maža dukra Varėnė. Prašom, tėti, lauk neša, nors Varėnė dar maža, neseniai mamos neteko, pats gyvenimas, kaip sako, ją kasdieną darbo moko. Štai neraginta pašoko ir parvarė Cibežilą iš Rugių atgal į Šilą. Ja pagirdė, sušukavo ir kaip stirna nušokavo jie viščiukų pažiūrėti. O po to ir vėl pas tėtį. Džiaugės Glukas dukrele su mane darbščia žvalia, kaip mokėjo, kaip galėjo, Glukas vienturę mylėjo. Buvo tėvas rūpestingas, bet likimas jo klastingas. Kaip nelaimę turgaus dieną, jam parodė našlę vieną. Glukas našlę apžiūrėjo ir ją vesti panorėjo, plačiastrėnė Dagneta ir dukra jos Aneta buvo plikos, be skatiko, tad našlė mielai sutiko su Gluku pasišnekėti, o po to ir ištekėti. Glukas džiaugės lyg vestuvių, o po jų, po atgrįžtuvių susimąstė neramus. Net ne žmoną į namus jis parsivežė, o bėdą, apmaudu, skaudu ir gėda. Tik parvykus vakare kaip kalė, ure, ure, ėmė loti plačiastrėnė. Glukai, mulki tau Varėnė, sako žmonės, ne dukra. Jei dukra, tai netikra, sako šlubis glėbas, ikras šitos piemenės tėvas tikras. O Varėnė, kai pamato, pykčio šiurpas dagnę krato, varną, kuosų, balų varlę, pelkių terlę. Kam nutraukė staklių nyti? Eik laukan, ožkų ganyti. Ir nutvėrusi sermėgą, tekina Varėnė bėga, vėl prie Žydrės ožkas gena, na, o Dagnė vis gagena, Glukai atlieka poškų, nusipirk daugiau ožkų, vakar naktį mano Anė baisiai pieno užsimanė, pažiūriu nėra nei lašo, Glukas vengė jos kaip šašo. Ankstų rytą gurkti gurgu, nuvažiavo jis į turgų ir nupirko dar kelias garbanotas ožkeles. Agaga. Dabar bus pieno, sugageno Dagneta, tik parvežk vežimą šieno, o Varėnė lūzgėta. Ir šitas cibės tegano. Juk be ganimo tik šats, ji ligota ir kvaiša, nieko kito neišmano, šmeižė podukrą raganė, o Varėnė ožkas ganė. Antanas A. Jonynas. Turbūt šito tokio vakaro gražiausia ir didžiausia prasme, tai kad mes prisimename tuos,
kurios dažnai, kurių neprisimenu, kurios dažnai pamirštame, kurios nepagalvojame, o kai kurių galbūt visai nežinome. Dėl to labai džiaugiuosi, dėkoju Justinui Kubiliui, kad jisai būtent prisiminė Henriką Bakaną, taip pat Rytui Rubavičiui už tai, kad Borisas Lazukinas buvo prisimintas, kuris daliai turbūt Česučių visai ir nežinomas. O aš noriu tada paskaityti, gal paskaitysiu tokią irgi nepelnytai primirštą, žinoma, poetą iš šitą, kuris puikus žmogus, labai šviesus, švarus žmogus, labai įdomus poetas, toks skaudžiai ironiškas, nors labai įvairiapusiškas. Ir tai yra Albinas Bernotas. Jo, skaitysiu eilėraštį. Senelio mirtis nusisukus į sieną. Varnui krankiant žodį, kryg, sunkiai sergant žodžiai, mir, atsisuk, tėvuk, nemirk, tiek tai spėsiu tau surykt. Kas į sieną nusisuks, tarp pasienį giltinės baubus pirštai čiupinės dar nedygstančius ūsus. Koks be ūsų, be karys, o kas skrutina ūsus, tuos lyg vabalus susems. Žengs anūkai, 1, 2, 3, sienos senis nusisuks prieš mirtiniams kliedesiams. Kitas eilėraštis, elektros užkratyto pakasimas. Gimdė girtas dukrelė, tėvelį brangus, kai užauksiu aš amžiną atilsį naktį, spinduliavo greitoji, o kišo nagus, tebūnie tau lengva, Dieve, kaip kratė, gimdė girtas, bet stengiasi, vyro drąsa, klygia kūdikis, auksta gimdyvė ir liečia šimtgraminę, jo saujai elektros šviesa prasidlaivė iškart ir per amžius tai šviečia. Kitą poetą dar eilėraštį noriu perskaityti Ramūno Kasparavičiaus. Ramūnas prieš porą metų miręs. Ramūnas toks irgi buvo kažkokia truputį nuošaliai poetas, tiesa, paskui jau visai ir nerašė, daugiau rašė prozą šitą, bet jo poezija taip yra tokia mūsų poezijos tradicija, tokia, labai stovinti nuošaly, išskirtinė, bet iš tikrųjų tikrai labai tiksli ir įdomi. Toks eilėraštis fizikinė minčių prasmė. Panevėžy, Bulgarijos priemiestį, į Kurmion rūmus prisirinko daug svečių, visų neišvardysi. Vamzdis, kanistras, iš Kauno patronas Faustas, iš Trakų Jokeris su šuniuku Tylium, iš Sostinės teisėjas su smarve pabėgusiu iš žvėryno, o iš Telšių prisiminimai apie Juzapą Kikilą. Sodus surašyti visokius spalvų rašalais. Kurmis iškepė orkaitį gyvą katiną, taip jau išėjo, nes kurmienė kažkaip anksčiau atsigulė, kurmiukai išbėgo žaisti, vagiliauti, gražus nekalti vaikų žaidimai, Jokerio šuniukas kiauksėjo darže tarp morkų, o kurmis su svečiais pernelyg šilumą gylė. Čia prasideda gėlės, vėliau bus liepsnos, sproginėjantis oras, dilgus, geležis, balta karšta vaje, bet tai nėra baisiau už nupieštą vilką. Pats arklys, pats vadėlėjai. Pasišlėjęs į rūmų sieną, kurmis rūkė, svečiai skirstėsi, gal kas ir pasiklydo, bet nieko, nes klaidžioti yra žmogiška. Ir dar vieną poeto eilėraštį noriu perskaityti. Raimundo Jonučio, jau irgi amžinatilsį Algirdas Verba, jį pavadino kurmiu ir vadindavo kurmiu, bet ne dėl kažkokių tai Raimui savybių, bet tiesiog Jonutis buvo kažkada parašęs ir paskelbęs tokį eilėraštį kurmis, kuris labai tam Algiui Verbai patiko. O šiaip aš perskaitysiu jo, aišku, Raimo tikrai tragiškas ir absurdiškas likimas, jisai buvo nužudytas Vilniuje, Lukiškių aikštėje, pasmaugtas. Galantiškas amžius, Dvikova. Lyg prožektorius slysta lyg plienas,
ir mechaninis krinta markizas, į rankas atšiaurios mėnesienos, o dama nugalėtojo prizas, jūsų lūpose austa poetė, lyg nuvytusią sodo leliją ją pamerkė į formą soneto, apžaibuoja ir rodas lyja, ir lašų nėriniai atgaivina šią akimirką, lyg negatyvas, grakščios aistros, liepsnojantis vynas, o markizas negyvas. Birutė Jonuškaitė. Labą vakarą. Norėčiau prisiminti šių metų balandžio 4 dieną iškeliavusią Vytautę Žilinskaitę. Man regis, kad ji buvo nepelnytai primiršta ir ne visi turbūt žino, kad jos debiutas tai štai tokia plonytė, ne prozos, o eilėraščių knygelė, Nesustok valandėlė. 61 metais išleista. Mes ją žinom kaip puikią prozininkę, satyrikę, humoristę ir žinoma kaip turbūt nepakartojama ir nepralenkiama knygų vaikams autorė. O štai, kad įrašė eilėraščius, tai man ir pačiai buvo atradimas. Ir net tokius nežilinskaitiškus eilėraščius, sakyčiau, kiek aš ją pažinojau. Freska. Didžiulis angelas per dangų iręs, į Dievo motiną akis pakėlęs, o žvilgsnis jos skaidrus ir tyras, kaip nuodėmingo žemės šaltinėlis. Žiūriu į jo rankelę baltą, į rausvą skruostą, kaktą jo didingą, į visą tokį tobulą nekaltą žiūriu, ir kogi vis dėlto jam stinga raukšlelės, nors vienos raukšlelės, kuri kalbėtų, kad jis jausti gali, kad jis mylėti moka. Pažįsta ašarą ir ilgesį, ir juoką. Ir dar vienas. Prie Siksto Madonos. Praeina vakaras, girdi, sekundės tiksi. Kam tau girdėti? Tu laiko neskaičiuoji. Tu amžinai gyva paliksi. Ir niekas nesudrums giedros kaktos. O mes ateisime kartą čia po kartos. Vis naujos lūpos tavo vardą pakartos. Išbalstos lūpos ir susiraukšlės. Tik tai tavųjų laikas nepalies. Ir kiekvienam po šypsnį graudų gerą ir pilną meilę žvilgsnį kiekvieną. Tave, kaip į neišsenkamą šaltinį geriam, drugeliai vienadienį. Drugeliai vienadienį. Bet jeigu mūsų sukurta nemiršti gyveni, vadinasi, ir mes paliekam amžinų. Ačiū. Vytautė Žilinskaitė yra palaidota Antakalnio kalnelyje, šalia mano artimo žmogaus. Tai aš ten buvau vakar, ir eisiu, dar nenuvytę kaimyką, dar tebės tebe, bet man pasirodė, kad kapas labai vienišas, ten yra tik tai 3 sportininkus, jinai, ir dabar Trimokienė, taip, jeigu aš taip įstu. Tai tik tai noriu pasakyti, kad jeigu padarė visi, tai manau, kad aš šito tikrai apsidžiaugtų, nes kapas tikrai labai vienišas. Ačiū. Nu, jie apsivedė, menininkų kalnelė, žemai, tai mišku. Ačiū. Aktorė Gražina Urbonaitė.
Nu, nežinau, nesuprantu, kaip čia išėjo, kad nebuvo paminėtas Justino Marcinkevičiaus vardas. Švenčiat 60 poezijos pavasarį, 60. Kada pirmąją Žiežirbą, kada poezijos pavasario olimpinę ugnį jis parnešė iš Prancūzijos 1988 metais. Ne, nežinau datos tiksliai. Buvo nuvykęs į Prancūziją su kultūros delegacija ir jis susižavėjo ten literatūriniais renginiais. Ir jam gimė štai tokia idėja ir parvežė jis Lietuvai savo sumanimą tokį. Tai kaip čia dabar be Justino Marcinkevičiaus? Bet žinojau, kad jūs prisiminsite. Tikrai. Nu, aš atsiprašau šitą eksperimentą, būkite atlaidūs, tai ką aš dabar paskaitysiu, nes tikrai nesiruošiu, aš paprastai labai nemėgstu, nedarau šitokių dalykų. Va, remsiuosi tuo, kad 1989 metais, žinom, koks tai laikas Lietuvai buvo, ir tuometinės aukščiausiosios tarybos sesijoje Justinas Marcinkevičius pasakė kalbą, ten išdėstydamas visus siekius, visus postulatus ir visus tikslus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio. Ir buvo labai daug vietų skirta kalbai. Jis sakė, kad kalba tai yra mūsų minties ir dvasios namai. Ir mes norim ir privalom juos įstatymų sutvirtinti jų pamatus. Turim nušveisti langus, sutaisyti duris. Tai va, aš dabar ir paskaitysiu jo tokį eilėraštį kalbos ganymas, parašyta būtent vat tuo laikotarpiu. Paskiau toks juokelis, geraširdiškas, šviesus nuvilnijo, kad va matai, tautos sąžinė į piemens statusą nusileido. Tarp kitko, Marcinkevičiui, esu liudininkas, labai patiko šitas epitetas, kad jis yra piemuo kalbos. Taip. Kai tik atšilo ir išginiau, suskretus po žiemos, sumenkus grobai, dvesuoja sunkiai, žolytė šviežos pateškėja, šlemšk, žliauk, plonk, pūkšlok. Priesaulį kupstą suradęs, snustelsiu, su vabalėliais visokiais ir kitais mažajėgiais, kol pabusiu, pabūsiu. Betgi kad ne, stebelė ganomoji, prie ežių tvorų dalpstosi, va, išpūstakė pripuola ir svetimą šlemščia. Nu kur tu dabar eini į nesavą kalbą, kalbužėlę, kalbelę, kalbytę, puskalbę tu, puskvailę tu. Nuvariau į Donelaitinę, paglosčiau, sakau, va. Nusišliaubė vieną kitą žolelę ir meklina vėl kur toliau. Nueidinau į Maironyną, nokia čia jai pagania. Tik mėto akis į šonus, uodega tik mataškuoja, mat bimbalų visokiausių, suprask, dembesys iš čia ir iš ten. O, ar tik tai ziliot nepasineš, nudriuoks kur ten ir pražus kokiai ten tokioj Europoj. Kur tu ją sulakstysi, nusupaisysi, kur? Atrajotum jau ką prisišliautai, spyksočiau tau į akis.
paausius pakasyčiau, bimbaluojančius, zvimbiančius nubaidyčiau. Kalba, kalbužėlio, kalbytė, žos metu mano vienužis. Tai va, čia Kristina Marcinkevičių. Tai pristačiau gan neišbūdingos jam pusės. Ir paskutinis mano noras. Va šitą eilėraštį tai surašiausi jums pateikti. Iš paslaptingo pirmosios žalumos švytėjimo, iš dangaus žydrumo, iš kvapnaus plukių pakloto, Dievas, kas pavasarį sukūrė pasaulį. Vasara į jo pirmą pradį molį primaišo joninių pievų margumo, vilčių ir svajonių. Rugpjūtis prideda į jį riešutų brandos, įberia aitraus, karčiai rūgštoko šermukšnių skonio, lyg pirmosios meilės. Štai ir viskas. Žmogau, dėkok sutvėrėjui, imk, gyvenk. Tačiau visa kita teks sutverti pačiam, save patį, kokį sugebėsi, kitus pagal savo paties atspindį veidrodyje. Akis, kurios norėtų pamatyti, ausis, kurios turėtų išgirsti. Ar sugebėsi? Pasimokyk iš vasaros, iš geltonų kviečio kasų, iš kreivo medžio tiesumo, iš seno kryžiaus kantrybės stovėti ir nepavargti, iš kelio, kuris stovėdamas vietoje bėga, iš jo dulkių, kurios visus myli vienodai. Mercedesą ir nuvarytą kuiną, apsiavusį ir basą, išmintingą ir kvailį, iš rasos lašo, sugebėjimo kas rytą tapti deimantu. Iš saulėgrąžos, taip panašios į vaiko nupieštą saulę. Iš tobulo laiko ritmo aušti ir temti, kurio nesutrukdys nei skubantis, nei vėluojantis tavo laikrodis. Kągi, imkim ir gyvenkim. Šviesė Čepliauskaitė. Aš kažkaip šiandien buvau nusiteikus labai lyriškai. Tai šitą gyvenimo troškimą vis dėlto pasiūsiu šitą nuvykus.
Ačiū visiems.